Jeigu leisit, sureaguosiu į profesorių Žalimo mintis. Na, man šiek tiek stebina, kai buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas nesminiais ir diskusijos nuvedimų į šoną vadina klausimus apie teisės aktų hierarchiją. Na, Konstitucinis teismas, aš čia galiu vardinti 4 ar 5 sprendimus, pradedant nuo 5, 7, 11, 15 metų, kur Konstitucinis teismas aiškiai pasako, tas, kas turi būti reguliuojama įstatymais, negali būti reguliuojama poįstatyminiais aktais. Ir tai yra taškas, tai yra labai konkreti norma. Kai kalbame apie Prancūzijos valstybės tarybą, tai nepamirškim, kad mes gyvename Europoje, yra įvairių valstybių. Prisiminkim Ispanijos konstitucinį teismą. Ispanijos konstitucinis teismas 2021 Liepos 14 dieną pripažino galimybių paso reguliavimą neteisėtų. Tai, žinot, čia operuoti vieną arba pamiršti kitą ir aš galėčiau pateikti dar visą eilę valstybių, kurios pripažino ribojimus ribojimus antikonstituciniais. Tai ir Slovakija. Rugsėjo 13 dieną, kai įsigalios paso veikimas, jūsų verdiktas bus, kad šitas įsigaliojimas yra neteisėtas? Mano supratimu, mes jau dabar gyvenam tam tikruose ribojimuose, kurie yra neteisėti. Pavyzdžiui, kalbėkime apie teisę į studijas ir visi studentai privalo būti pasiskiepiję arba kas 48 valandas darytis tą, reiškia, itin sudėtingą, itin brangų, pavadinkim taip, PGR testą. Ir beje, jo gale, jis ten nurodytas 8 valandas, iš tiesų jis galioja 24 valandas, nes nuo paėmimo dar reikia jį ir rezultatą jo gauti ir tik tada gauti galimybių pasą. Tai mes turime ką? Mes turime galimybių pasu, kuris yra nenustatytas įstatymė apskritai, ribojama asmens teisė į studijas. Nes ar privalai pasiskiepyti, arba turi, reiškia, mokėti vos ne po 100 eurų kas parą tam, kad galėtum studijuoti. Ir dalis, beje, aukštųjų mokyklų net nenumato galimybės studijuoti nuotoliniu būdu. Todėl, kas man patiko jūsų klausime, kad mes jau perinam į kitą diskursą. Žiūrėkit, jeigu anksčiau mes sakėm, diskursas yra apie tai, kad mes saugom visų sveikatą, kad nesirgtų ir taip toliau, tai galų gale mes atėjome į 21 metų rudenį, kada pripažįstam, kad ir skiepytas, ir neskiepytas serga, ir skiepytas, ir neskiepytas gali užsikrėsti ir užkrėsti kitus. Vienintelį išimti, ką mes turime. Gerai, čia supratom, ponia Vėgėlė, iš tikrųjų čia vėl